Nuo terapija prasivalė galvą, prasivalė dalykai ir visa kita. Ir aš kaip matau, kiek aš galiu, kokią vertę ir kiek toli galiu nuvesti žmogų. Tai va tas išsipakavimas, va pasąmoniniam lygmenys ir vaduoda tuos rezultatus, nes tada natūraliai tu pradedi kalbėti kitaip, tu pradedi mąstyti kitaip, tu pradedi žmonės kitus pritraukti, pas tave ateina, tu pradedi, nu, viskas keičiasi tiesiog, nes tavo pasaulėžiūra keičia, žinai. Kur anksčiau būdavo fokusas į kažkokią nesąmonę, vad noriu to ir to, žinai, o dabar tu, lauk, šiandien dienai, taip, žinai, žiūri ir galvoji, man to reikia, tu prasme, ten pinigų nėra, ne? Nes realiai viskas, aš myliu pinigus, man patinka pinigai, nes aš galiu nusipirkti kelionę, galiu nusipirkti tą, galiu nusipirkti tą, galiu nusipirkti. Pinigai yra gerai. Iki hipnozės pas mane būdavo tie pinigai, turi gerai visą taip vykti. Nu, ta prasme, žinai, nu, toks antiek suvaryta galva buvo, nu, tų visų ezoterikų, šizoterikų, tų nesąmonė. Patiko vaizdo įrašas? Paspaus patinka ir prenumeruok mano kanalą, nes aš dar kelsiu daug įdomios informacijos. Nepraleisk, būk pirmas, kuris tai pamatys.